Nu ką, labukas. Prisėdau pagaliau su jumis paplepėti. Šiek tiek garsų yra aplinkui, nes ir skalbenkės kalbėsi, ir kaimynai kažką remontuoja, gręžia, kalą ir panašiai. Bet nieko. Niekas čia man nesutrukdys. Ką nuveikiu per savaitgalį? Tai pirmiausia, pasidariau nagučius. Va tokią spalvytę. Šiaip originali buvo tokia spalva, bet nusprendžiau, kad reikia truputėlį ir šviesesnės violetinės, tai maišiau su balta ir gavosi tobulai. Tai va šiandien esu prisiderinusi, labai laiminga ir patenkinta. Nežinau, šį kartą kažkaip labai greitai ataugo man nagučiai ir galvoju dėl ko. Ar nebus tik tai nuo to kolageno, kurį geriu dabar jau beveik mėnesį laiko. Galbūt visai neblogas jis ir skatina nagų augimą. Tai tokiu atveju ir plaukų augimą, tai visai į naudą. Sekantis dalykas, tai šį sekmadienį buvo mamos diena, tai visas mamas labai sveikinu su praėjusia tokia gražia švente. Savo mamą, kaip ir kiekvienais metais, sveikinu padedama Interflora kompanijos. Per jas visuomet užsakau jai didelę puokštę gražių gėlių. Tai šie metai buvo taip pat neišimtis. Jis sulaukė gražios įvairiausių gėlių puokštės. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę nors taip ją pasveikinti. Ir vis tikiuosi, kad nors vienais metais greitų metu pavyks ją pasveikinti gyvai. Taip pat savaitgalį buvo atliekusi viena iš mano kolegių, tai labai fainiai praleidome laiką mieste, išėjom pasivaikščioti, nusipirkom kavos, ėjom pavalgyti ledų, pasiplėpėjom, tikrai laikas buvo nuostabus. Toks mergaitiškas, toks su paplėpėjimais, pasivaikščiojimais. Labai ačiū už tavo laiką, Evelina, ir tikiuosi, kad dažniau sugalvosim praleisti laiką prie kavos puodelių. O šiandien noriu su jumis išbandyti skanėstus iš Lietuvos. Čia iš praeitos siuntos, kur gavau nuo tėvelių. Tai pirmasis dalykas. Atverkime dėžutę ir parodykime gerybės. Kiek visokių fainių dalykėlių. Tai manau, kad tie, kas gyvenant Lietuvoje, gal ir ne tik Lietuvoje, nes aš pati mačiau šiuos dalykėlius Instagrame. Tai yra Fresco Fiorito. Tai yra įvairiausi lofelizuoti, jei neklystu. Prieskoniai, vaisiai, uogos ir panašiai. Tai gavau aš tokių fainių dalykėlių, kaip imbierinė arbata su avietėmis ir mėta. Atrodo štai taip. Ir tarp kitko išbandysime, nes jau užkaičiau vandenį. Tuomet, kas toliau, arbatų miksas. Tai bus liofelizuoti imbieras, citrina, avietės, mėta, apelsinas, serbentai. O ta buvo su imbieru, citrina, avietė ir mėta. Tai va, dvi tokios skirtingos arbatos liofelizuotų uogų. Net nežinau, kurią čia reikės pirmiau išbandyti. Manau, kad aviečių. Ir taip pat prieskoniai. Tai šie bus liofelizuoti baravykai, porai ir petražolės. Atrodo štai taip. Kadangi gaminu nemažai, tai tikrai labai knieti išbandyti kuo greičiau. Su baravykais tai bus labai galima skaniai padaryti kažkokį padažą arba įdėti į sriubą. Turėtų būti labai skanu. Ir taip pat liofelizuoti česnakai. Česnaką dedame visur. Aš bent jau česnaką dedu beveik į kiekvieną savo patiekalą gaminamą. Tai tikrai pravers ir nekantrauju išbandyti, kepant kokią nors mėsą. Kaip skaniai kvepia, grinai tokiu česnaku. Labai gerai mūsų imunitetui tokie prieskoniukai. Tai va, tokius dalykėlius aš tikrai labai norėjau išbandyti, nes ne vieną kartą mačiau Instagrame ir kažkaip, nežinau, atrodė labai įdomiai ir tikrai galvojau, kad reikėtų užsisakyti pabandyti. Bet mama šiuo atveju buvo greitesnė už mane, užsakė ir atsiuntė man ir čia buvo tikrai labai didelė maloni staigmena. Pabandom pasidaryti puodelį aviečių arbatos. Nekantrauju. Tikrai yra aviečių kvapas.
Kiek čia jo dėti, aš nežinau, šiaip neparašyta, nu tai tiesiog, aš kaip manau, čia būtų gal pusė kokio šaukštelio aviečių, tai įdėkime, tarkim, 2. Va taip. Pabandom, pasižiūrim, kol kas nedėsiu jokio saldiklio, šiaip arbatą kavą aš geriu su saldikliu, ne su cukrum, tai pirmiausia užpilsiu taip, paragausiu ir tuomet įsidėsiu saldikliu, jeigu reikės. Kaip greitai ištirpsta. Ištirpo iš karto. Kvapas yra uogų kvapo ir tikrai užuodžiu imbierą. Tikrai su imbieru neapsirikčiau, nes aš vis dar kiekvieną sekmadienį geriu savo imbierinius šotukus imuniniai sistemai stiprinti. Kažkaip žiema praėjo visai neblogai, sakyčiau, ir aš manau, jog tai buvo būtent tie imbieriniai šotukai, nes labai daug vitaminų ir tikrai jaučiau didelę naudą organizmui ir galvoju, jog tęsiu šitą dalyką bent jau iki vasaros pradžios, tada padarysiu trumpą pauzę ir manau pradėsiu vėl juos gerti kokį rudenį. Nes tikrai labai geras dalykas. Reikia paragauti. Tik tai ko gero dar labai karšta bus. Arbata atrodo štai taip, su daug tirščių. Aišku, avietės sėklytės visokios. Ir imbieras turbūt maltas ar kažkas tokio. Tiesiog tirščių yra. Bet paragaukim ir nuspręskim. Kaip rūgštu. Sakyčiau labiau citrinų negu aviečių, nes tikrai rūgštoka, bet skanu. Kas mėgsta saldžiau, galima saldiklį, galima kažkiek cukraus, bet aš sakyčiau visai skanu ir be pasaldinimo. Tikrai su mielu noru aš gersiu šitą arbatą. Man patiko. Jaučiasi, kad ne iš pakelio. Dar ko nepaminėjau, tai šakotis, kuris buvo iš grikių miltų. Labai skanus šakotis. Toks minkštas, saldus, sakyčiau, ne toks saldus kaip įprastinis, bet vis tiek saldus. Man patiko, kad jis toks buvo minkštas ir tas minkštumas duoda tokį šviežumą, jeigu suprantat, ką turiu omeny. Tai labai skaniai man susivalgė tas šakotis, čia keletą rytų prie kavos, pasaka, nepirkau savo bandelių ar ten kažkokių šokoladukų, valgiau tą šakotį, labai skaniai susivartojo ir tikrai valgyčiau dar kartą. Tokių įdomių dalykų randa tėvai, kad nežinau iš kur jie randa, bet randa. Sekantis dalykas. Jūs pasižiūrėkit, kaip lietuviška. Ar matot? Čia yra jogurto skonio baltasis šokoladas. Įpakavimas tai 10 balų. Pats šokoladas yra rūtos, tačiau įpakavimas yra, kaip suprantu, fotografo Algio Kriščiūno meninis darbas. Iš tikrųjų, kaip gražu. Dama, šaltibarščių dama. Aš iš karto pagalvojau, kokia nereali dovana lauktuvės žmonėm, kurie yra nelietuviai. Tie, kurie žino mūsų pink soup, mūsų rožinį sriubą. Ir ar yra ragavę, ar nėra ragavę mūsų šaltibarščių. Tačiau tai vis tiek yra taip susiję su Lietuva, kad sakyčiau, tokia lauktuvė nedidelė, saldi ir tokio grožio, tobulas variantas. Dovanoms, lauktuvėms iš Lietuvos kažkam, kas jums yra svarbu, brangu, ką mylite. Tikrai, labai faina, tokia jauki, graži dovanėlė. Man labai patinka tokie dalykai ir aš kaip pamačiau, galvoju, wow, kaip fainai čia tą rūtą sugalvojo. Bet labai smagu, kad ir mūsų Lietuvos menininkai prisideda prie tokių saldžių, gražių dovanų. Tai norėčiau vieną pradaryti ir paragauti, nes aišku, visuomet yra svarbu ir skonis, ne tik grožis.
Tikiuosi, čia man nepratirpaus labai. O, dieve, geras. Perlūžo šiek tiek perpus, bet nieko tokio, nu, nepatikėsit. Iš priekio atrodo štai taip. Tačiau pažiūrėkit, kaip atrodo iš galo. Geras. Kažkaip, kai praeitą kartą buvau Lietuvoje, tai tikrai nemačiau aš tokio dalyko parduotuviai. Reiks paklausti, kur tėvai pirko tokį dalyką. Nu, pažiūrėkit, kaip nerealiai atrodo. Eikti savo. Taigi, paragaujame šio skanėsto. Oh, kaip kvepia jogurtų, žinokit. Grinai jogurto kvapas. Jeigu dar ir toks skanus, koks ir gražus, tai bus pasaka. Vat specialiai iš šitos pusės. Skanus jogurtinis šokoladas. Baltas. Kas mėgstat baltą šokoladą, manau, jums turėtų patikti. Geras derinukas, saldu ir rūgštu šiek tiek. Labai patiko šitas reikaliukas. Reikės ir man pasižiūrėti, kai būsiu Lietuvoje, lauktuvėms, nes toks labai originalus, labai fainas dalykėlis. Gerai, o trečias dalykas, kurį man įdėjo paragauti, tai yra iš gėrybių rago, kaip suprantu, džiovintas vaisius pavadinimu jackfruit. Lietuviškai jį vadina duonmedžiu. Tai nežinau dėl ko. Ar jos skonis kaip duonos, ar kas čia yra. Bet nedelsiam, o paragaujam. Nu tik aš taip sugebu. Atplėšiau abu šonus, o per vidurį ne. Nu ne. Negi reikės tai čirkais atsidėšti. Nu. Kaip nors prakapstysiu aš čia. Gerai. Kvapas. Ne. Neišmaloniausiu. Net nežinau, ką primenu. Nu, medį kažkokį. Nebeuostysiu. Tiesiog paragausiu. Ok. Kažką primena. Nesugalvoju. Skonis nėra blogas, bet blogiausias dalykas kvapas. Tai nebent nekvepuočiau, nes kai valgau vis tiek užuodžiu aš ir tada atrodo, lyg tai norėtų būti neskanu, bet nėra neskanu, tai skonis primena močiutę ant pečiaus džiovindavo obuolius. Ir būdavo papuola obuolio gabaliukas, kuris šiek tiek per daug sudžiūvęs, šiek tiek padegęs, kaip čia. Tai vat skonis truputėlį primena tai. Bet suvalgius visai skanus toks poskanis pareina. Labai keistas dalykas. Man įdomu iš tikrųjų, koks to vaisiaus skonis, kai jis yra nedžiovintas. Nu toks. Jis toks tada esu mačiusi per video, kai jis toks labai minkštas būna. Tai va, įdomu iš tikrųjų, koks būtų skonis. Šiaip gal ir nieko, va sakau, va dabar jau suvalgius visai skanu burnoje, bet kvapas. Tiesiog gal reiktų įprasti. Tai va, tokie tie skanumynai, gardumynai iš Lietuvos. Labai smagu iš tikrųjų kažką tokio naujo, nematyto, neragauto, paragauti. Tai labai džiaugiuosi, kad tokių fainų dalykėlių pridėjo man į sintelę. Prieskoniai tikrai bus naudojami, arbata tikrai bus geriama. Ir šokoladas
ilgai neužsibus. Šitas galbūt užsibus šiek tiek ilgiau, bet manau vis tiek suvalgysiu. Tai va, mano mėlėjai, išragauta, išbandyta, o dabar va, skruostai užraudę nuo arbatėlės. Šiandien yra antradienis, atidirbau dienelę. Vakar buvo išeiginė, nes Olandijoje gegužės 5 diena švenčiama išsilaisvinimo diena. Tai nuo vokiečių okupacijos ir visa šalis turi išeiginę dieną. Turėjau ir aš šią laisvą dieną, tai tiesiog ilsėjausi aš per ją. Nieko nefilmavau, nieko daryti nenorėjau. Tiesiog ilsėjausi, miegojau, valgiau skaniai, žiūrėjau filmus, truputėlį tvarkiausi po namus ir tiek. Tiesiog to reikėjo, taip norėjosi. O dabar einu, išsimsiu drabužius, nes girdėjau, kad išsiplovė ir dėsiu dar kai ką skalbtis ir reikia jaučiu nusivalyti laiptus ir išsiplauti indus. Nusprendėm išeiti kažkur pavalgyti. Senokai buvom, oras labai geras, tai galvojom pasinaudosim galimybę ir kokį šašlyką suvalgysim. Pasėdėsim gryname ore, alergijos jau nurimė šiek tiek, tai tiesiog naudojamas progą. Atsikraustė naujų žmonių į mūsų apartmentus. Tai va, kaip gražiai gėlytė padėjo. Kaip gražu. Nu ką, sekmadienis. Vakar taip fainiai išėjom, pabuvom, pasėdėjom. Skaniai pavalgėm, pasiplėpėjom. Oras buvo pasakiškas, o šiandien išvis. Vasaros vidurys, jausmas lyg būtų koks Liepos mėnesis. Plius 25, man atrodo. Dabar namuose plius 27. Tai ganėtinai sunku išbūti namuose. Balkonas pradarytas, bet nelabai jaučiasi. Tai nusprendžiau, kad reikėtų kažkokį padaryti setuką, kur atsisėsti balkone. Galvojom pirkti kokias kėdes, bet paskui galvoju, blemba. Pilna tam bute tų kėdžių, yra paliktos dvi tokios kėdės visai nenaudojamos antrame aukšte. Čia iš praeitų nuomininkų ir jos nėra lauko kėdės, bet galima panaudoti. Tai galvoju, einu iki Actiono, paieškosiu kokių nors pagalvėlių, kad būt galima paminkštinti tas kėdes ir galbūt bus koks staliukas. Ir pasidarysim tokį mažą kampelį atsisėsti, ypač vakare, kai saulė pasisuka į kitą pusę, nes šiaip dienos metu pas mus balkone išbūti praktiškai neįmanoma, kai saulė va taip spigina. Tai tiesiog, kad būtų faina pasibūti lauke, kad ir vakaro metu. Tai kažką reiks sugalvoti, nes aišku, prisipirkus kėdžių, paskui nebus jų kur dėti, reikėtų kraustytis ar kažką, tai jau taip šitas paliktas praeitų nuomininkų kėdės mes turėsim išsigabenti. Tai kam čia milijonas tų kėdžių, jeigu galima kažką sukurti ir sugalvoti iš to, ką turime. Tai varau į Actioną.
Nu ką, visko gavau. Šiaip norėjau kažkokį geresnį staliuką, bet šiaip pasirinkimo nebuvo jokio, tai iš vieno išsirinkau. Nu bet nieko, kažkaip sudėliosiu, turėtų būti gražu ir visai patogu. Tai jau spėjau viską pasidėti namuose, o dabar keliauju iki maisto prekių parduotuvės. Reikia nusipirkti šiek tiek maisto, nes prasidės nauja darbo savaitė, tai kad bent jau pirmom keliom dienom būčiau pasiruošęs. Šiaip šios savaitės pas mus tokios darbingos, kad grįžtu nusikalusi namo, kaip po gero džimo 7-8 valandų kiekvieną dieną. Tai penktadienį jau būnu visiškai be energijos, o atrodo savaitgalis ateis, prifilmuosiu visko. Ne, pusę dienos pramiegu, grinai ilsiuosi, nes labai sunku atsigauti ir paskui pasiruošti naujai darbo savaitei. Lekiu per gatvę. Tai atleiskit man, kad tie vlogai tokie reti ir taip nieko gero neparodau, bet tiesiog nėra sveikatos. Kažkaip labai save atiduodu. Visuose darbuose save atiduodavau, bet kažkaip nesinori būti silpnai. Čia mano tokia asmenybė ir aš tokia esu, dėl to atiduodu 100% ir dar daugiau. Tai va, bet tikiuosi ateityje galėsiu kažką daugiau jums parodyti. Šiomis dienomis, kai taip šilta, tai pastebėjau, jog parduotuvės skyriai alkoholio ir ledų yra patys tuščiausi. Tai kaip ir aišku, ką olandai mėgsta veikti labiausiai, kai yra šiltos dienos. Nieko negaliu sakyti, olandai tikrai yra vakarėlių liūtai. Su savo festivaliais, barbecue ir apskritai savaitgalis jiem yra šventė. Ir jie tūsinasi taip, kad kaip mes nesame įpratę. Ir nesvarbu amžius. Ir seni, ir jauni visi baliavoja. Grįžau iš parduotuvės, greitai parodau, ką nusipirkau ir einu truputėlį aptvarkyti balkoną. Šparaginių pupelių. Ginger shotas, nes sekmadienis. Sekmadienis visada jį geriu. Vienas agurkas. 3 bananai, pakelis vištienos, aisbergo salatyčių, porą jogurtukų su granola, bus į darbą įsidėti. 2 bandelės, tai 2 rytam prie kavos. Brokolių, carbonara padažo, reikės šią savaitę kažką padaryti su makaronais. Porą nektarinų, mineralinio su skoniu, kartais labai įsinoriu, nežinau dėl ko, ir gumos. Tai šį kartą nieko daug, bet porai dienų kažką sugalvosiu skanaus pagaminti iš šitų dalykėlių. Pirmiausia, gal reikėtų savo šotuką išgerti. O iš ekšino gavau va tokį staliuką. Nėra jisai kažkoks pats idealiausias variantas, bet daugiau jokių kitų pasirinkimų nebuvo. Gavau 2 pagalvėlės ant kėdžių. Labai minkštos, tai manau bus gerai. Ir tokias rankenas turi. Kam nežinau, tiesiog neštis kažkur. Uždėsim ant tų kėdžių, paskui parodysiu, kokios tos kėdės. Kadangi staliukas turi tą įdubimą tokį, tai bus toks va. Patiesti į vidų. Dar vieną stiklinę tokią nusipirkau, nes turiu mėlyną, tai labai gražu, vasariška ir spalvota. Nes galvojau, kokią spalvą rinkti, šiaip buvo geltona dar ir rožinė.
Bet galvoju, ne, reikia biškį daugiau spalvų. Taip pat paėmiau lauko kilimėlį. O toks va. Čia gal nuotraukoje labiau matysis. Štai toks. Šiaip parodyta, kad ne lauke, bet pagal medžiagą tai tikrai tinka laukui. Na va, o dabar einu šiek tiek aptvarkysiu balkoną, kad būtų galima suruošti setuką. Ir dar pirmiau parodysiu, kokios tos kėdės. Tokios, nieko ypatingo. Medinių pagrindų ir metaliniais rėmais. Tai manau bus gerai. Kad kita diena, pas mus kaip ir visomis šiomis dienomis yra grina vasara. Žiauriai džiaugiuosi, nes nais metais taip šalta buvo šitų metu. O šiais metais va, namuose praktiškai nuogas gali būti, nes žiauriai dušna. Bet nesiskundžiam. Faina, galima pasėdėti dabar ir balkone, pačiai šiek tiek išgerti šaltos kavos ar taip kažkokio skanaus gėrimo. Sorry, drabužiais kalbėsim. Tai čia girdisi, nes esu koridoriuje. Noriu parodyti kavos siuntą. Prieš kelias dienas užsisakiau veidrodį. Metro šiam, man atrodo, jei neklystu. Noriu išpakuoti, bet šiek tiek bijau. Nes buvo prie durų palikta, radau. Ir yra šiek tiek dėžė apdraskyta ir radau aukštyn kojom. Tai taip ir įnešiau. Kaip radau, taip ir įnešiau. Tai šiek tiek jaudinuosi atidarant, nes vis tiek žinant, kad viduje yra veidrodis, tai baisu, kad bus ar įsikėlęs, ar sudužęs, ar kažkas. O tada reikalų išsiuntimas atgal, susigrąžinimas ir pirkimas iš naujo. Tai labai nemėgstu šitų visų dalykų, nes užtrunka laiko ir papildomos problemos. Tai va, dėžė yra šiek tiek čia, tokia va, išplėšusi ir štai čia. Tikiuosi, nieko čia rimto, nieko blogo, gal taip kažkur tiesiog užsikabino nešant laiptinę. Įtempiau aš tą veidrodį taip, kaip jisai ir stovėjo prie durų. Tai tik neramu dėl to, kad va taip va, aukštyn kojom jisai yra. Tikiuosi, nebus nieko čia atsitikę, bet pažiūrėsim. Bandom atidaryti. Atidariau ir žiūriu, kad labai fainiai, nes yra įdėta į tokią medinę dėžę, kaip rėmas padarytas nedidelis. Tai gal nieko jam ir neatsitiko. Nes čia jau tikrai toks rimtesnis įpakavimas. Kaip nekenčia putos
Oi, kaip širpas eina, negaliu. Nekenčiu liesti po to ir nekenčiu to garso. Kaip širpas eina. Nu ką. Hei. Čia dar neveidų iš kitą pusę. Čia tiesiog plevelė taip blizga. Lyg taip plevelė. O gal dažai? Na ką, apverčiam. Yay! Satisfying. Kaip geras. Yeah. Tadam. Nu va. Turim veidrodį. Galėsiu maivytis. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkimu. Tik dabar reikės rasti jam vietą ir tuomet gražiai jį nuvalyti. Labas rytas, pirmadienis. Aš čia trumpam ruošiuosi į darbą ir užbėgu tik tai atsisveikinti, užbaigti šį video ir palinkėti jums geros darbo savaitės ir iki greitų susitikimų. Bučiuoju, myliu, Ru.